Galimai palikom kamerą jungtą per visą naktį. Jo, 1%. Tai mes dabar, ką darome, tai mes pakuojamės. Už poros valandų turim lėktuvą. Kaip matote, dirbam sunkiai ir tuoj prasidės mūsų tripas į Italiją. Nu ką, mūsų manta suruošta, tai viskas, kas skrisim. Už durų paliekam siuntas. Šiandien nuo 6 dirbam. Čia viskas, ką vežamės, čia dar paduosim eidami siuntą draugams. Ir dabar turim iki 11 valandos susidurti oro uoste Vilniaus. Dabar yra 10, tai kad nevažiuot su Boltu. Taip pat važiuosim su Stibeku. Jauduliuko yra, 3D yra, viskas yra. Jaučiuosi lyg filmuodamas dokumentinį filmą kokį. Kaip nuotaikas, jauduliukas yra? Šiek tiek. Mūsų automobilis. Žukt, žukt. Bach. Važiuojam į oro uostą. Pažiūrėkit, bachūras, na. Nežinau, man tai Audi gera mašina naujesnė. Aišku, labai daug panašių dalykų, kaip La Passato. O realiai, tokie patys dalykai kaip Passato. O kažkas dar man nepatiko. Ai, autopilotas. Nu čia jau praeitas amžius. Ant Simako jau sena buvo tokie dalykai. Kažkaip neblogai. Jau esam prie pat oro uosto. 10:30, tai esam anksčiau negu mūsų planas. Pagal kramtimo gumos suprantat, koks jauduliukas ima. Nu va, atvažiavom. Permokėjom tik 5 eurus. Bet užtat patys va, Saudinę pasivažinėjom. Ir jau esam oro uoste. Išskrendam, mate. Mes atvykom į savo pirmą Airbnb. Varysime į Veneciją. Pradžiai labai keista važiuoti, nes per 2 valandas viskas labai greitai pasikeitė. Ta prasme, įsivaizduokit, mes atskridom. Iš karto mocas su lietuviškais numeriais atsirado ir mes jau čia randamės Italijoje. Labai sunku per 2 valandas adaptuotis šitoje vietoje. Išsitraukiam daiktadėžės, kad jų neapvogtų, susirinkom daiktus visų, kurį reikia ir važiuosime, susidėjau kėdus ir važiuosime į Veneciją. Keista, kad niekas tikrai nedirba ir padariau didelę klaidą, kad nevalgiau šaltibarščių. Tai dabar toksai kaip ir norėčiau pavalgyti, bet neišeina. Nieko, kelios valandėlės ir užkas. Kaip matote, šituo keliu mes įvažiavome į Veneciją. Kas yra keista, kad jau šitą kelią dėl masinio turizmo padarė mokamą, tai mums kažkaip tai pasisekė prasmukti. Ir pačiame gale buvo skirtas grinai motociklų parkingas. Jūs neįsivaizduojat, kaip yra, tarkim, prie Maksimos parkingas. Tai čia buvo parkingas pilnas motociklų. Tai nusimetėm motociklą ir ėjom į Veneciją. BBŽ, aš tai nieko nematau.
Šiaip gražu, ką galiu pasakyti. Va, tokie vadu, motociklininkai be motociklo. Kaip siaura matėte. Čia tokie skambučiai pas juos. Langinės. Pažiūrėkime, kaip gražu. Čia nesimato. Labai didelis pastatas, toj praeisim. Marko aikštė. Marko aikštė sakė. Pažįstamai tą Marko? Ne, va, prašyta Marko Polo. Va. Čia rašė, kad San Marko. Nu, tai rašo Marko Polo. BBŽ. Čia va gondolos. Galima iš jom į kitą salą nuplaukti. Neleidžia man priartinti dėją. Čionais jums labai norėjome parodyti, kaip mes su Emilija važiuojame atbulom. Kadangi mano kojos trumpos, o motociklas yra ganėtinai aukštas, tai Emilija yra mano atbulinis bėgis. Pirma diena, šiandienos tikslas San Marinas. Esam be pusryčių. Ai, vakar mano pirštinės. Ieškau pirštinę. Šiandien mūsų tikslas San Marinas, o dabar važiuojam į žvejybininkų miestelį pusryčių. Šildom mocą. Jungiamės interkomus pirmą kartą. Mocas dirba. Mūsų pusrytainiai. Labai riekauja italai. Bandysim ragauti, kas čia. Čia yra prosciutto Atrodo kaip karvės smegenys. Prašiau su pievagrybiais, bet gavosi sūriu. Pakomentuosiu, atrodo kaip karvės smegenys. Kur mes esam? Nu, C raidės kažkas. Cavena kažkas. Ne, Cavena. Čia va kažkas, kažkur, kažkaip. O dabar link San Marino judėsime. Parodė žvejų tinklus. O, ten kažkur žvejų tinklai. Komačio? Tai va, mes čia esam. Komačio. Sustojam už Publisbėris. Druguskas Ravena? Jo, žiūrėk, policija. Karabinieriai. Čia yra italų žvejų miestelis ir kaip matote yra netgi tokie tinklai išdėti, iš kur jie masiškai gauna žuvis. Tai mes dar sumastėme link važiuojant San Marino, kad reikia pasivažiuoti ir pamatyti, kaip atrodo būtent tas žvejų miestelis iš vidaus. Atvažiavom į San Mariną. Pasižiūrėkit kaip aukštai. Leidžiantis parodysim vaizdus. Ta prasme, kalnai, kalvelės. Vaizdų nenusipirksi už pinigus tokių tikrai. Nu kaip, nusipirksi, jeigu atvažiuosi. O čia eisim į San Marino pilį. Pačiam viršui. Lauksim apelsinų sulčių. Kai vaizdelis. Kalnai, kalneliai. Pažiūrėkit į vaizdus. Nu ką, mes ir grįžom, rytoj važiuojam žiūrėti pas Edi Vespos. Štai taip atrodo mūsų Airbnb.
Žiauriai fainas, tik Emilija rado šiek tiek tarakonų pas save. Šitokią va turim virtuvytę. Kavos aparatą, kaip Italijai svarbu. Šitą lovą, žiauriai minkšta ir patogi. Ir tualetė, pro tualetą vaizdas labai gražus. Tuo Emilija uždengia. Nesimato, rytoj ryte parodysiu. Kosminis vaizdas, tikrai. Labas visiems. Kaip ir sakiau, vakar išsikrovė kamerą. Tai atvažiavom, uždusau, lipdamas laiptais, 3 aukšte randamės. Atvažiavome į tokį miestelį, kaimelį, žiūri vakar skaniai pavalgėm. Ir pažiūrėkit vaizdas pro langą. Tai šį viešbutį parekomendavo Edis, iš kurio visą laiką perku Piaggio apie savo tuos triračius. Ir pakvietė į svečius, tai šiandien važiuosime į svečius pas jį. Gaminsimės kažką valgyti, parodė savo visą kolekciją. Ir turi Vespa pardavimui, tai apžiūrėsim ir ją. Nežinau, ar leis filmuotis ar ne, bet ką gausis ar su telefonu pafilmuoti ir taip toliau, būtinai jums įmesime. O viešbutukas, tai va, dabar galiu parodyti. Čia viršui langas. Čia virtuvėlė. Kad jeigu nori pasigaminti gali. Čia yra atskiras kambarys, bet jis yra užrakintas, turbūt mum į kainą neįėjo. Čia miegamasis. Pasidėjo daiktom, pasikrovėm viską. O čia pasakau langas. Ir labai graži vonia. Tuoj mes jums parodysim. Nes ją okupavo Emilija. Tuoj palauk nesufokusuoja. Čia šikdamas gražiai gali pasigražėti. Gražiausias šikimas tikriausiai, kokį turėjom. Labai gražu. Labai rekomenduojam. O čia mes jau buvome pakeliui link Edžio, mano kolegos, iš kurio mes visą laiką perkame būtent tuos triračius Piaggio apie. Ir iš tikrųjų gamta, važiuojant nuo San Marino link jo, tai yra pasakiška. Mes važiuojame įvairiais kalneliais, kalniukais ir taip toliau. Netgi buvo vienas momentas, kur važiavome į įkalnę, kur yra 30%, tai jūs neįsivaizduojat. Atrodo, kad važiuojant dviesi tu su mocu apsiversi tą vietą ir tada eina vingiai ir taip toliau. Tai įspūdžiai labai geri. Ir galiausiai mes atvykome pas Edį, tai jisai tuo tarpu tvarkė jaunuoliam triračius, tai čia matosi jų vietinis tuningas. Motorolerius vairuoti Italijoje legalu nuo 14 metų, tai netgi visokių ir mašinyčių su motorolerių varikliu yra pilna. Ir Edis yra vienas iš kolekcionuotojų, tai turi įvairių modelių, sakykime, kaip Lancia Delta Integrale. Toliau kitas egzempliorius būtų čionais Fiatas, vienas iš pirmųjų, kurio duris atsidaro priešingai. Toliau 500 modelių vienetų sukurtas Ferrari spalvos Fiat 500 Abarth. Netgi turi Vespo gamintą mašiną, kur yra dvitaktė 400 kubų 2 cilindrų. Ir tuo pačiu mes pasižiūrėjome Vespą, kurią norėjau aš labai įsigyti ir įsigijau. Ir ten egzemplioriai tai visiškai įdomus. Šiandien turbūt nieko nenufilmavom, važiavom visą dieną į Polignano Amarę ir čia atsidūrėm. Tai šiandienos gal faini dalykai, tai kad pabuvom su Edžiu, papietavom, aišku, ten nieko nefilmavom, kad nebūtų cringe'o. Pamatėm daug įvairių mašinų, modelių, senkultūrių, kosmosas. Nusipirkau Vespą. Aišku, ją paims Justas žymiai vėliau. Ir realiai 500 kilų minėm. Štai čia į Polignano Amarę. Tokia vachata. Viskas varom valgyti, nes šitą žiežulą išsipisinėja. Žiemėkštis. Jo, esam jau Polignano Amarė centre.
didelis vėjas. Labai skėtų kūlo ežerį norėtųsi nusimaudyti. Bet dabar yra per šalta nusimaudyti. Labai gražu. Viaggio a piedi. Būdami Polignano Amare mes turėjome laisvo laiko ir aplankyti šalia esančius miestus, neišimtis iš jų yra Ostunis. Ten toli matote, kaip atrodo būtent tas balto marmuro miestas. Aš nežinau, tenais ar marmuras ar ne, bet kiek žinau, kad jį atstatė graikai. Būtent dėl to jisai turi tokią išlikusią spalvą. Ostunis. Reikia pranešti, kad žinotume, kur. Ostunis. Čia yra Ostunis. Čia yra Ostunis. Reikia pakeliauti ir pradėti daryti. Ostunis. Ir vienas iš pačių geriausių dalykų, tai kad mes dažniausiai važiuodavome nemokamais keliais, neskaitant, kai važiavome iki Bario. Ir nemokamais keliais jūs pamatote tokių vaizdų, tai net nėra kaip apsakyti žodžiais. Būtent čia mes kartu važiavome palei jūrą. Kas keiščiausia, tai kad, sakykime, Polignano Amare ieškant gerų restoranų, tenais yra ganėtinai sunku jų susirasti. Tačiau būtent čia važiuodami palei jūrą, tu pamatai įvairių prabangiausių klasės restoranų, kurių netgi negali rasti Google Maps. Tai dar kartą parodo, kad būtent tikri vietiniai jie patys žino, kur reikia valgyti, kur reikia apsistoti, o pats, kadangi nesi vietinis, taip lengvai nesusirasi, kaip aš sakau, deimanto aukso jūroje. Baigėsi, blėt, picos nahui. Prasideda junk foodas. Kažkada turėjo prasidėti. Sveiki, naują dieną mes esame Materoj. Buvome dar Alberobello. Matote dabar nuotraukas, taip, tenais šitie yra nameliai. Tai nupirkau Ignui ir savo mašinyčių ir Vesputin visokių tokių. Matysim, kaip mums tilps jas parvežti. Bet, žodžiu, apart va šitų namelių, kur matote, kaip mes laižomės, bučiuojamės ir panašiai. Nu, ten yra nuotrauka. Nežinau, ar dėsim. Pasidėda tikrai. Apart namelių ten daugiau nieko nebuvo, bet šiaip nameliai gražus, ten viduje yra parduotuvės, galima permiegoti juose. O dabar esame trečiam pasaulyje ar Europoje? Visam pasaulyje trečias pagal savamą miestas. Taip, Matera. Tai aišku, čia dar nėra seniausia dalis, bet į seniausią dalį veda Emilija namus ir pamatysime, kaip ten kas atrodo. Važiuojam. Nu ir dabar įeinam į tą dalį, kur yra seniausias miestas. Tuoj pamatysit. Perdonamos. Esam visiškai vidury šūdo. Pažiūrėkit. Ką tik nečiut atidarėm dėžę, buvom perkrovę ją daiktais ir jinai užstrigo. Svarbiausiais daiktais tenais. Jo, pakrovėjas, viskas. Kompiuteris. Kompiuteris ir po to pasižiūrim, kad kuprinė šlapia. Galvom sprogo vanduo, nes daiktadėžį taip daužėm į žemę, bet viskas laimingai. Dabar kompaktiškai viskas. Čia vandens tyra. Jis išdžiažinot nuo karščio. Ta kuprinė beliam čia pompas yra. Tai o kas, taigi nepersigėdė? Jo. Kažką patiesim po apačią. Patiesim šituos, va, žiūrėk. Jo.
Tai va, dedam daiktus, apsuksim daiktadėžės, nes Emilijai kojų netrūksta vietos, uždėsim telefoną krautis pagaliau. Ir dar vakare ragausim labai skanių picų, jeigu pasieksim tą miestą, tai reikia užrezervuoti vietą. Tai mažiau kalbų, daugiau darbų. Gerai. Blet, prisipirka mašinyčių kažkokių, tai durneliai. Ir po to, nėra vietos. Ką man gali? Ką? Galimai žydų tikras. Pasakyk, kad negražiau, bet čia vėliau liks įrašą. Sakyk. Filmuoja, ne? O mes dar galvojam 5 vyno butelius pravežti. Palauk, neleik čia. Butelį. O? Viskas. Pabandyt gal atidaryti, ar ne? Jo. Ir štai čia važiavome greitkeliu link Neapolio. Ir kas yra keisčiausia, kad šitoje, pavadinkime, dykumoje visiškai nieko nėra. Yra pavienės degalinės, yra pavieniai namai, bet tie namai nėra gyvenami, nėra langų, visiškai nederlinga žemė, visiškai tuščia, ta prasme važiuoji beveik vienas, su viena kita mašina prasilenki. Labas rytas. Vakar nieko nefilmavom, atvažiavom į Pietų Italiją. Čia pati pigiausia chata, ką radom. Tikrai pradžiai buvom labai stipriai nusivylę, bet čia visai normalus buvo. Čia toks tualetas ir už viską su pusė sumokėjom 5-6 eurus, kas skaitosi tikrai pigu. Bet naktį buvo šalta, bet aš manau, kaltininkai esam patys mes, kad nepagalvojom kondicionieriaus. O turbūt vakar dienos perliukas, kad pavargę nuvarėm pizzeriją ir mus nutrenkė mašiną. Tai pagal nuotraukas matot ten veidrodėlis, tai su veidrodėliu kabinam ant vairą ir tiesiog vairas susisuko ir mes prikritom. Patiem visiškai nieko, aš tik turbūt ranką patempiau ir skauda. Vairas sulinko, posūkis sulūžo, galėsiu po to parodyti prie motociklo. Be žodžių, labai niūros nuotaikos. Norisi baigti kelionę čia ir dabar, duoti motociklą ir skristi namo, bet kol kas, sakėm, sukasim dantis ir bent jau iki Romos pavažiuosim ir jeigu bus jau labai blogai, tad spręsim, kaip išsisukti situaciją. Kaip minėjome ir prieš tai, iš tikrųjų buvo labai baisus vairuoti, tačiau mes išsikėlėme savo tikslą, kad jeigu tikrai bus baisu matyti italų vairavimą netgi Romoje, tai kelionės tikrai netesime, bet norint nuvykti iki Romos, būtina yra aplankyti Amalfi pakrantę. Tai būtent pakrantė, pagal kurią tu važiuoji palei kalnus, miestai yra pastatyti būtent ant tų kalnų ir tu važiuoji palei jūrą, tai vaizdai šneka patys už save. Ir iš tikrųjų ta baimė šiek tiek apmažėjo, būtent važiuojant ir žiūrint į tokią gamtą, tai netgi fone girdite, wow, bravo boss. Esame Amalfyje, matėt vaizdus patys. Jeigu ten trūko vaizdo medžiagos, tai iš telefono įmečiau. Labai gražu, bet eismas, tai jūs neįsivaizduojat. Ypač po vakar, kai dar baisu. Labai. Tai, kaip ir sakėm, skipinsim Neapolį, varysim tiesiai į Romą. Dabar žiūrim bookingus, yra variantas arba labai brangiai. Yra arti centro.
Ar labai pigiai sąlyginai? Nėra labai. Nu, bet normaliai. Palyginus su bendrom kainom. Bet tada reikia važiuoti realiai vos ne su mocu arba susiraukti šikną ir važiuoti su autobusu ir metro. O po vakar mes su mocu nesam labai dideli fanatikai. Ir klausimas kaip su privačiais motoparkingais. Ten. Nes norisi neprapis nieko. Ne, ką nors sugalvosim. 2 dienom bandysim užsičekinti. Tai varysim į Koliziejų, į Trevi Fountain ir tada į Vespa muziejus. Ir po to... Link Milano tikriausiai. Link Komo, link Milano. Link namų. Šalies. O su Florencija ir taip toliau, manau, skipinsim ir tiesiog kitą kartą skrisim į Prancūziją, kokią Nicą. Išsinuomusim mašiną. Ir Genują aplankysim ir tą pačią Florenciją bus galima nuvažiuoti. Ir dar Romoje KTM saloną bandysim aplankyti, kad biškai susitvarkyti. Bet žodžiu, jo. Kaip įspūdžiai? Labai gerai. Baisu? Baisu, žiauriai. Žiauriai baisu, bet kiek mes čia panašiai kilometrų leidomės? Nu, apie virš 10 yra. Virš 10 tikrai. Kilom virš 10 leidomės. Jo. Dabar apie 10 ir dar leisimės. Dar leisimės į Sorento. Ir nuo ten jau šaunam į autostradą. Ir važiuojam į Romą. Jau turim pasiėmę viešbutuką už 400 pinigų. Tai va, jo. Žiūrėkit, kaip Emilija apskakoja. Čia nuo Emilijos trydos realiai. Čia Emilija apkakuoja. Va, numeris net. Čia matas, kad lietuviški. Kaip vakar sakėm, taip ir padarėm. Dingom iš Neapolio ir esam jau Romoje. Tai šiandien liksim, skaitosi, kad Romoje liksim 2 naktis. Pasiėmėm turbūt brangiausiai, ką esame mokėję per visą kelionę už viešbutį. 406 eurus. Bet už 2 naktis. Bet už 2 naktis. Ir čia jau su mano nuolaida, nes Emilijai būtų buvę 500, gal 20. Čia toks kambariuksas. Didelis, šiaip naktį labai gražu. Buvo negražus. Aišku, be pusryčių, nes pusryčiai dar kiam eurų kokių būtų. Tai va, hebrytė, varysim šiandien rūbų plaut, nes čia rūbus plaut yra brangu. Mes ne milijonieriai, tai varom nuvešim rūbus, kad išplautų. Pavalgysim, pasimsim išplautus rūbus, nes su treningais į Romos centrą vėl nevarysim. Tai va, aš pakraunu GoPro kamerą ir vaikščiosim po Romą. Kol kas planas labai keičiasi, Florencijos ir Pizos neliesim, nes tikrai ta Italija šiek tiek gazdina, ypač pietų Italija. Viskas, kas žemiau Milano, nes jie vairuoti tikrai nemoka, jau vakar vien tik iki Romos atvažiuoti buvo kosmosas ir tos baimės toliau mus gazdina. Tai planas lieka Komo ežeras, po Komo ežero galbūt kokį kalną pervažiuosim ir važiuosim gal link Zakopanės, kažkur Austrijoje apsistosim ir neskubėdami grįšim namo. Važiuojam su autobusų centrą, jau buvome centre, tai matote dabar papasakosiu viską, ką matėme centre. O dabar važiuojame link Vatikano miesto. Pasivaikščiosim ir po to varysim į meksikiečių restoraną. Jau per daug picų ir makaronų ir lazanijų. Tarp kitko šiandien pirmą kartą valgiau lazaniją, labai skanu buvo. Ir galiausiai atvykome į Romą. Tai turbūt patys yra geriausi dalykai, ką aplankyti, tai Trevis fontanas, pats Koliziejus. Į Koliziejų patį neėjome, nors iš tikrųjų buvo labai įdomu pamatyti, kaip jisai atrodė, tačiau be gido kainos žmogui, jeigu neklystu, buvo palei 40 eurų, o 30, bijau labai sumeluoti. Tai pasidžiaugiam pasivaikščiojimo aplinkui, pasiskaitėme Koliziejaus istoriją, pasivaikščiojom šalia visų būtent gamtos elementų ir po to užsukome į Vatikaną, kur pamatėme, kaip atrodo būtent Vatikanas. Nu ką, mes važiuojam šiandien į Pizą, ten yra Vespų muziejus, kraunamės kamerą
matysim, kaip bus. Tai žodžiu, nuotaikos geros, turėtų viskas būti šiandien tvarkoje. Aišku, tarp po kelionių yra baimės. Pažiūrėkit, kokie šiukšlynai pakelėse. Tokių pakelių kaip čianais labai mažai. Ir visur maždaug vaizdas toks. Ten tai gražu, matosi, va, ten toli, nežinau, ar kamerą leis pritraukti. Miestelis ant kalno. Mes jau esam Tuskanijos regione. Ir važiuojam į Pizą. Ten prie bokšto pavalgysim, nueisim Vespa muziejų, galės pafilmuoti ir pasidžiaugsim. Esam Vespa muziejui. Nuotraukų pamėtysiu, filmuoti čia nelabai galima. Bet jūs pasižiūrėkit, kiek čia tų Vespų. Jūs matot? Kosmosas. Ką galėsiu, tą papasakosiu, bet čia va yra kai kurios, su kuriam keliavo po pasaulį. Čia lipdukai yra išdėti iš visų Vespa klubų around the world. Žodžiu, kosmosas. Ir man labiausiai patiko šitą prancūzų karui skirtą Vespa. Toliau buvo Seidžorni Vespa, kuri buvo skirta raliui, visiškai kitaip atrodo negu turėtų. Modelis, kuris yra virš žmogaus dydžio, tai čia yra Vespa PX. Ir galiausiai žiūrėjome į čiaučiukus, kur aš sakiau, tokį turėjau, tokį turiu, tokį turėsiu, tokį noriu nusipirkti. Jau beveik nebėra baimės su motociklu važiuoti. Kaip kam? Biški. Yra. Dar truputį yra, bet tikrai jau geriau ir mes jau esam Pizoj. Darysime slempinės nuotraukas. Jos, tas šiukšlėdės. Tai va, matom, žmonės čilina, ilsisi, einam pasigrožėti ir mes. Spėju, turbūt neįmanoma yra išgyventi, nepasidarius tokio tipo nuotraukų prie Pizos bokšto. Atvykom į savo kajutkę. Nepasakytumėt, kad šiandien kiek 102 mane kainavo? Čia atrodo lyg 2 pem kokių verta. Ir dar su pusryčiais skaičiuotais. Jo, dar su pusryčiais ir prie Pomo ežero. Nu, gerai. Ne, reikės pavažiuoti, Nu, bet pasižiūrėjau, dušas. Ar turim duonis? Ne, Turim dušą. šikinyką turim. Tai va, tai rytoj važiuosime link Komo ežero, apvažiuosime Komo ežerą, pasivaikščiosim, pasivalgysim, pervažiuosim pervažą, tai labai laukia rytoj daug įspūdingų nuotykių. Labai dėl to džiaugiamės, padanga dar neišdilo, viskas tvarkoj ir matėme, kad nuo kitos savaitės antradienio labai daug lietaus. Tai nežinau, kaip bus, nu, bet kadangi mūsų planas taip jau 5 dienom pasiankstino, tai galbūt pavyks iki to lietaus ir sugrįžti. Nuotaikos geros, pečius šiandien labai skauda, nes pravažiavome mūsų rekordinį atstumą. Tai nėra mano asmeninis rekordas, bet mūsų asmeninis rekordas, kuris greičiausiai nebus jau pagerintas. Tai visą gyvenimą. Nu, kol kas nebeplanuoju. Tai 700, ten su viršum, žinokit, reikia pasižiūrėti, gal 7 pem bus. Tai ganėtinai daug. Aš labai džiaugiuosi, kad mes išvažiuosim į civilizaciją. Nesakau, kad čia nėra civilizacija Italija. Su visidarmo pagarbą Italų. Jo, bet čia yra žymiai sunkiau. Na, reikia pripažinti, kad čia yra paslaugų ir kokybė ir ta viso susikalbėjimas su jais yra sudėtingas. Ne, tai gal pirmas dalykas ir būtų tas susikalbėjimas su jais, kad visų pirma jie nekalba angliškai. Tai pirmas dalykas. Ir antras dalykas, jie lėtai vyksta pas juos. Ir kitas dalykas, kad jie nesiplėšo, kaip mes lietuviai plėšome. Sakykime, man paskambintų žmogus, nu, sakykime, kaip aš turėjau klientą iš Baltarusijos, taigi ten aš jam ir vežiau detalės, ir ko tik nedariau. Jo, į namus pristatinėjau, kad tik tai jis būtų patenkintas. O čia aš labai bijojau, ar jie pirštą pajuntų. Neturi padangos, jie neturi, net neieškotų, iš kur gauti tą pačią dieną arba sekančią dieną. Nu, pavyzdžiui, mes nuvežėm, kad vairą mum Neapolį patiesintų, sako, gal 2 dienas užtrūksim. Kol mes... Ne Neapolis ten buvo. Nu, taip, Sorrento, ar kaip jums sakė? Salerno. Tai... O taip, padaužė pusę to vairo ir atiesino, kai priėjo žmonės ir pasidarė visiems įdomu. Nu, jie tokie tinginiukai iš tikrųjų. Čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas, tas kokybės, aptarnavimo kokybės tai visiškai nėra. Ar čia dėl to, kad mes kitataučiai esame ir jie jų nemėgsta? Nu, jie tokie imperialistai labai, tokie nemėgsta pripažinti. Net ne to, kad jie nesistengia, bet man atrodo, kad priešingai. Nu, į užsienietį žiūrės dar labiau kaip į antrą rūšį.
Tai va, o viskas, kas žengiant į viršų, bus geriau. Nu, gal dar Lenkijoje biškai sunkiau. Jau čia jaučiasi, jau vien degalinės, tarkim, ten angliškai daug kas kalba darbuotojai, tai jau šiandien. Ir tas bendravimas šiltesnis, ir vairavimas. Iš tikrųjų, kaip jaučiasi, kai išvažiavome iš Romos ir pradėjom kilti viršų, nežinau ties kur, bet ties pirmais kalnais jau atsirado, nu, tas tikrai ir kelias yra geresnis, ir žmonės truputį normaliau vairuoja. Nu, ir žymiai daugiau ir tų pačių vokiškų mašinų, nu, jau pačių italų yra mažesnė biški koncentracija. Ir kalbėjimo susitvarkė su visais. Jo, ir jau susišnekam pagaliau. Tai va, tai tokie įspūdžiai. Susitiksim rytoj ir pakalbėsim daugiau rytoj. Važiuojam į Šveicariją. Šiandien visą dieną važiavom aplink Como ežerą. Kosmosas, realiai. Eismas toks lėtas, kad nahui. Atsiprašau. Va, žiūrėkite. Toks greitis, vidutinis greitis mūsų kem 1 km per valandą. Dabar važiuojam 55. Ir dabar link Šveicarijos. Tai jau viską pasako, kad 7 km važiuosim beveik valandą, tai Šveicarijoje gan pigus bukingas, bet gan brangus maistas. Ir nuvarėm į Italijos supermarketą apsipirkti. Mąstėm nuvaryti maudytis prie ežero, bet labai tas oras greit keičiasi. Nu ką, chebrytė. Mes Šveicarijoje. Emilija kažką derina su šveicaru. Bet jai patinka tie kiti taučiai. Ką galiu pasakyti. O aš pasigrožėsiu. Kažko labai smirdėjo tunelį, gal neventiliuojamas buvo toks rūkas, smarvė, tikrai trūko oro. Aš pasirodo, kaip nebent deklaruoti, jeigu kažką pirkai Šveicarijoje arba su savim daugiau negu 10 000 eurų vežies kešų. Jeigu mums negalioj, sak mes galim prasivažiuoti. Bet tu žinai, kad aš kešą daug vežiuosi. Tu tai labai daug. Kiek turi 3 eurus? Davai, įdomumo dėlį. Turtingas draugė. Taip, man nepažiūrim. Taip.
Čia tavo 5 eurai. Čia ir, žodžiu, jeigu ne aš, turėtum kiek? Turi gelžių? Va, Edis turi lygiai kokius 5 centų. O tie 5 eurai Emilijos, aš tik lupisau viešbutį iš jos. Gražu? Jau Šveicarijomis. Aha, supratau. Dabar. Labas visiems, mes vis dar Šveicarijoje. Žiūrėk, kokie vaizdai, fone. Mes esam Sustenpas, tai yra pervaža per kalną, ką tik pačiam žiauriai dideliu. Ir mes esam Vokietijoje, esam Nürburge, Nürnberge, kažkiam panašiam mieste. Pasėmėm viešbutuką su pusryčiais 28 eurai, Emilija dar primaldavo, kad duotų mum vonę. Čia va telikas, viskas va taip va. Tai eisim į barą, eisim nusimaudyti vonioj ir eisime ilsėtis. Šiandien nuo to paso nuvažiavom 700 km ir liko iki Lietuvos 1200 km. Nežinau, kaip bus, turim laiko, šiaip gal į 2 dienas po 600 labai protingai skamba. Nu, manau, protingiau negu per vėl. Bet matysim. Ir, žodžiu, šiaip pavargom. Bet Emilija sako, dar važiuok. Ai, na. Nes aš jau taip nemeluok. Nu ir turbūt patys įsivaizduojate, kad važiavimas į Lietuvą pro Vokietiją yra labai nuobodus, tai nieko mes ten ypatingo nepamatysime. Pravažiavome Varšuvą, įvažiavus į Lietuvą buvo labai daug musyčių, tai tik prasidarai motociklo stiklą, gauni vieną į akį. Dabar pasienis yra tvarkomas, tai kaip matote, kažkokios labai meniškos nuotraukos nepasidarysi. Ir apibendrinkime būtent šią kelionę, šitą paskutinę nuotrauką, tai būtent Varšuvoje pas mus gavosi kilometražas, kaip matote, 3900 km, tai dar tenais dasisuko, kadangi mes važiavome nemokamais po to jau keliais, gavosi viso kažkas apie 4500 km, tai atmetus tai, kad mes atskridome į šitą Veneciją ir būtent iš Venecijos pasiėmėm Mocą, tai dar turbūt susitaupė kokie 2000 km. Per šitą kelionę tikrai buvo dienų, kai skaudėjo ypatingai užpakalį, nugarą, pečius, ypač grįžtant namo, nes labai stipriai daužė mus vėjas. Bet kelionė labai patiko. Būtent dabar, kai aš montuoju šį video vlogą, jau yra praėję mėnesis laiko po kelionės. Įspūdžiai iš tikrųjų yra labai geri, tačiau kai mes pamatėme kalnų viršūnės, būtent važiuodami per Sustenpas,
kartu pasitarėm, kad kitą kartą, jeigu važiuotume, tai būtent skirtume laiko dar važiuoti pro būtent visas viršūnės ir jau geriau matyti tenais, nes ten ir vairavimo kokybė yra visiškai kitokia, kelias visiškai kitoks ir vaizdai iš tikrųjų netgi nėra kada užsičiaupti, nes pastoviai važiuoji išsižiojęs ir grožėdamasis būtent tais kalnų vaizdais. Tai šis vlogas nebuvo kažkoks tai pasigirimas, o tiesiog labiau pasidalinimas, kokius mes įspūdžius turėjome kelionės metu, ką mes matėme. Ir tikiuosi, kad jums patiko, pasižiūrėjote ir gerai praleidote laiką. Ačiū.